Sveiki, šiandien yra 2015 metai ir šiandien jau noriu parodyti, ką gavau savo gimtadienį. Aišku, mano gimtadienis yra balandžio 14, bet dabar yra balandžio 6 diena, tai pradedam. Aš gavau telefoną. Aišku, jūs manau, kad tikrai nepatikėsit. Dabar aš jums papasakosiu, kaip gavau tą telefoną. Tai, o dar nepasakiau, kad balandžio 5 dieną aš jį gavau, tai vakar kaip tik. Ir, žodžiu, dabar pasakysiu, kelis vardus. Mano tėčio vardas yra Darius, o mano tėčio draugas yra vardas Oksana. Tai visi pakėlėm, visi turėjom pakelti savo lėkštes, nes mes ten valgėm. Ir žodžiu, aš pakėliau savo lėkštę, radau tokį lapelį, kur buvo parašyta pakelk tėčio lėkštę. Aš pakėliau tėčio lėkštę, buvo parašyta pakelk Oksanos lėkštę, tai ten buvo mano tėčio draugės lėkštė. Pakėliau, tada radau. Na, prie mikrobanginės ir žodžiu, ten pasižiūrėk, ten radau tokius ragus, tiesiog va, tokius, va, kur čia reikia ant popieriaus taip spausti, žodžiu. Man tokia formelė ir dar va, didelis. Tai va, po to radau, dar ten buvo tokia pyragai, žodžiu, ir čia mano draugė. Nekreipkit dėmesio, man kažkaip visas dienas dabar žodžių maišas. Aš jums sakiau, nu tai tada buvo parašyta ant vėl kito lapelio apžiūrėk šaldytuvą, aš apžiūrėjau šaldytuvą ir radau štai tokią broškę. Drugelis. Mas labai gražiai. Čia nelabai tinka, nu gal tinka, bet ten vienas spalvės. Po to buvo parašyta atidaryk skalbimo mašiną, atidariau skalbimo mašiną ir buvo šitas telefonai dėkliukas. Šitas yra skrelis, kad galima kažką įsidėti ar kokį savo numerį ar taip. Ir tada buvo parašyta apkabink savo mylimiausią žmogų, tai aš apkabinau savo tėčių, nes mano tėvai išsiskyrė yra. Tai apkabinau savo tėtį ir žodžiu, apkabinau ir man tada padavė tą telefoną, aš pradėjau iš džiaugsmo žviegti ant viso namo ir kelias minutės tada verkiau. Žodžiu, aš visą dieną prisidėjau prie to telefono. Jisai yra Sony. Tiesiog visi sako, kad jisai žiauriai geras telefonas yra. Jeigu jūs pirksit kokį, pavyzdžiui, liečiamą telefoną, ieškosit, tai pamatysit Sony, tai pabandykim nusipirkti. Nepabandyk, bet žodžiu. Jų rūšių yra baltas, juodas ir violetinis. Škartą nebuvo balta, tai pirko juodą ir dar yra tokių davę apvalkalą, kad neslidinėtų. Žodžiu, tiesiog žiauriai geras telefonas. Tai žodžiu, kad jūs patikėtumėt, dar parodysiu, žodžiu, pakrovė nepasiėmė, nes ten yra tokia etiketė. Va, parodysiu dar dėžutę liko. Čia buvo tokios ausinės, bet man tėtis davė tokias, nes netokios ausis. Ir žodžiu, čia nebėra kokie papieriukai, va matot, Sony. Žodžiu, čia dar visokių papieriukų yra. Nu, žodžiu, gali tikėti, bet... Aš dabar čia biškai aš su draugė žaidžiu. Nu, žodžiu, nesubraižytas ekranas yra. Dabar telefoną rodo, pro kurį filmuojas. Tai va, ir kaip yra ta viena lasdelė, nu, ta žodžiu, ar padalka, ar kas ten, nežinau. Ir jinai įsikrauna per... Tas vienas procentas, žodžiu, išsikrauna per kokį 10 minučių, matai, kad per kokį 15-12, nu, žodžiu. Bet
per 10 tai tikrai. Tai dabar, žodžiu, čia bus taip nelabai, tai netiek dovanų, nes tas telefonas kainavo žiauriai brangiai. Nežinau, gal 1000 keli. Ir žodžiu, biškai man bloga. Tai reikia labai visiems, kam susimest pinigus ir žodžiu, antra dovana, tai jūs turbūt žinot, yra Baby Lips. Tai va, tai yra, žiūrėkit, kaip aš darau Baby Lips. Va, jisai yra raudonas, toks, kaip nežinau, toks aviečio skonio. Aš dabar pasidažys, dabar čia taip ryškiai matos turbūt. Baig! Žodžiu, pabandykim nusipirkti. Nu jau, aš ne taip jau džiaugiausi mišku labiau, negu gavau kažkokį dėkliuką. Biškai kokį milimetrų labiau. Žodžiu, nu aš jau nelabai taip daug naudoju, kokias 3-2 dienas. Jo, 3. Nu vada, kiek jo yra. Padažyti lūpas, gerai. Visi žiūri kvepia. Avietė. Tai va. Taip. Trečia dovana, bet čia ne dovana. Čia 10 eurų, tai yra. Dar atsisiečiau aš iš savo telefono euro skaičiuoklę, tai pavyzdžiui, aš parodysiu. Tai va, pavyzdžiui, dabar parodys, pavyzdžiui, šitą telefoną. O. Žodžiu, viskas labai įtelpa. Va, euro skaičiuoklę galite parašyti, čia dabar grąža. Pavyzdžiui, jeigu jūs galvojat, pavyzdžiui, jūs duoda kažkiek pinigų, jums atiduoda per mažai, jeigu jūs taip manot, tai galit. Pavyzdžiui, aš dabar turiu 10 eurų, va, man močiutė davė. Ir, pavyzdžiui, parašai, oi, ką aš čia dabar, 10 eurų. Ir parašyta, kad tai yra išvirtas litais 34 litrai 53 centai. Tai va, arba galite parašyti, kiek litais jūs turite ir išversti eurais. Žodžiu, ir dar tokia žadina dovana. Tiesiog atvirukas man nepasakiau, man tai 10 metų. Žodžiu, nežinau, ar jums patinka tas raštas ar ne. Tai aš dabar jums paskaitysiu, kiek suprasti. Tai va. Evutė, tu jau didelė panelė. Greitai bėgi gyvenimo keliu. Mums esi pati brangiausia. Džiaugiamės visi kartu. Būk sveika ir būk laiminga. Su gimtadieniu 10-oji tėtis, Oksana, močiutė ir Rimas. Tėtis tai mano tėtis, žodžiu, Daris, Oksana tai yra mano tėčio draugė, močiutė tai yra tokia Vida, Rimas tai yra mano senelis. Tai va, dar jums neparodžiau, nu, žodžiu, vėl grįžtam telefonui. Tai va, dabar parodysiu. Kaip atrodo. Na, šitaip. Šitaip. Jeigu jums trūkta, tai tą galite pasidaryti. Pavyzdžiui, žiūrėkit, dabar aš galiu tą 10 eurų sulankstyti. Ir dabar čia nepilnai įsidėsiu, žodžiu, čia mano piniginė tokia. Va, taip galima įsidėti. Tai va, norėčiau viskas. Oi, dar vieną dovaną, bet aišku, aš nedu. Nu, žodžiu, blablabla. Mano netokia dovana yra, blablabla. Tai, žodžiu, aš dar važiuosiu impulsą, žodžiu, dabar aš nevažiuosiu
Dabar impulsą, kad jums parodyt, kas tai yra. Jaučiu, jūs visi žinot. Tik mano viena draugė Viltė nežino, kas tai yra impulsas. Ir jinai nebuvo impulse. Ne, rimtai. Ir žodžiu. Tai va. Butterfly, butterfly. Mano sienos. Tai jaučiu viskas jau. Viso gero. Yeah.